iš vienos pusės matant visą šią nesąmonę, tą vyriausybės skirimo procesą, tikrai nesinori balsuoti už vyriausybės programą. Tačiau iš kitos pusės per ilgai esame įstrigę vienoje vietoje, tai krizėje, kurią būtina kuo greičiau užbaigti ir grįžti prie normalaus darbo. Taigi programa, tikiu, savo aktualumą tikrai prarado tada, kada visas dėmesys buvo sukauptas ir nukreiptas į postus, ypatingai tiems žmonėms, kurie istorijos pradžioje sakė, kad jiems tų postų nereikia. O kalbant apie ministrus, su mišrios grupės nariais galėjome geriau įvertinti bent tuos, su kuriais buvom susitikę. O labiausiai įstrigo visiškai nekultūringas kultūros ministro skirimo procesas. Ministre, sutinku su jūsų pasakymais apie patyčių kultūrą, tačiau tai nereiškia, kad kai kalbate apie patyčių kultūrą, nereikia stengtis pačiam, kad iš jūsų nesityčiotų. Ir kai kalbate apie patyčias ir priešinatės tam, nereikia tyčiotis ir iš kitų. Jūs turėjote progą nustebinti Lietuvą, vakar visas dėmesys buvo tik tais jums, pakeisti požiūrį save į savo partiją, tačiau gavosi, aš manau, visiškai priešingai. Jūs ir toną, ir akcentus sudėliojate visiškai neteisingai. Todėl šioje srityje, tikiu, turėsim tikrai daug įtampos, bent jau artimiausiu metu. Nustebins jūs, ministrė, kultūra ir ją suprantantis žmonės gyvena ne tik Vilniuje ir ne tik elitas yra Vilniuje, kaip jūs pasisakėte. Pats gyvenu Kėdainiuose, kurie kitus metus pasitinka būdami kultūros sostinė. Tačiau tie metai nebus kažko išskirtiniai, nebus daugiau kultūros Kėdainiuose. Nes mūsų krašte kultūra yra iš esmės visus metus iki šiol ir tikiu, kad bus ateityje. Tos kultūros yra tikrai daug ir to paties Čiurlionio dvasios ten tikrai rasite. Junkite, ministrė, o neskaldykite. Kalbant apie balsavimą dėl vyriausybės programos, kad ir koks bus mišrios grupės sprendimas, tai jisai bus arba už arba prieš programą. Tačiau gaila, kad šiandien negalime pasakyti, jog visi ministrai, kurie sėdė, yra paskirti ir surašyti dekrete jų pavardės, yra tinkami dirbti. Matyt, turėsime progų, ministrai turės progų įtikinti mane ir kitus kolegas, kad aš klystu, kad kiti klysta. Kitu atveju balsų, kuriais bus galima užbaigti tų ministrų, kurie dirba blogai, kančias ateitie tikrai bus daugiau.